Na ką, Henrikai, šiandien išsiaiškinsime, kaip vairuotojams apsisaugoti nuo pėsčiųjų. Tiksliau, kaip pėstiesiems apsisaugoti nuo vairuotojų, nes tamsus metas, ruduo, žuva nemažai pėsčiųjų. Jo, iš tikrųjų rudenį ir žiemą yra prieblanda, yra slidesnė kelio danga ir iš tikrųjų tai yra didesnis pavojus ir pėstiesiems, tai daugiau problemų sukelia vairuotojams. Bet gal mes sėdame automobilį ir pabandom pasižiūrėti, kaip tas viskas atrodo, pabūti vairuotojo kailį. Būtinai. Nu, dabar pasakoju. Nu ką, nuvažiuojam, man tai artėja perėja. Šiaip prieš perėją yra mašina ar nėra visą laiką. Tu turėtum dėmesį savo sukaupti ir šiek tiek apsidairyti aplinkui ir sulėtinti greitį. Ir jeigu tu matai, kad praleidinėsi kažkokį pėstį, tai būtinai pasižiūrėk į veidrodėlius, kas darosi gale. Galbūt tu tuo metu, kai praleidinėsi pėstį, iš kitos eilės atlieks mašiną, kuri jo nemato. Tu uždengsi pėstį, tu praleidinėsi ir jį užleisi tiesiai ant ratais. Tai irgi reikia tokią situaciją, sakyčiau, žinai, numatyti viską į priekį. Žengia koja, kitas važiuoja pro šalį. Matai, kas darosi? Tai vat kartais tokiose situacijose, kai aš matau, kad kita mašina nežada praleisti ir stovi žmogelis, aš specialiai nesustoju. Aš prilėtinu minimaliai greitį ir pravažiuoju tam, kad jis nelystų. Nes aš matau, kad iš kairės atvažiuoja mašina, kuri jo nepraleis. Aš žmogų pakišiu. Tai vat, čia galbūt ne pagal taisyklės, bet iš tikrųjų man buvo tokia situacija mieste. O ypač, kai važiuojam šalia troleibuso, ar ne, ir bus pėsčiųjų perėja, jeigu troleibusas kartais stabdo, tai mes turim sulėtinti greitį, kadangi jisai gali sustoti praleidinėti pėstį, gali iššokti pėstysis iš po troleibuso. Jeigu didesnė transporto priemonė ir mes nematom prieš perėją nieko, tai būtų gerai, kad tu susilygintum ir nelenktum jo tuo metu, kai bus perėja. Jo, tarp kitko, Aiste, ir neįgaliuosius arba neregius reikia praleisti visur, ne tik pėsčiųjų perėjos. Tai aiškiai į kiemus įvažiuojant, ten kaip ir nėra pėsčiųjų perėjos, ar ne? Bet lygiagrečiai gatvės eina šaligatvis, kur eina pėstieji. Tai ten, kad ir nėra pažymėta jokios perėjos, automatiškai, pavyzdžiui, mes išvažiuojame gatvę ir čia eitų žmonės dabar šiuo metu, mes turėtumėm praleisti. Vairuotojai ne tik draudžiama sustoti pėsčiųjų perėjoje, bet ir įvažiuoti į ją, jeigu už pėsčiųjų perėjos yra grūstis, dėl kurios reikėtų sustoti, o sustojusi transporto priemonė trukdytų pėstiesiems. Keliuose su viena eismo juosta kiekviena kryptimi, vairuotojas privalo praleisti pėsčiąjį įėjusi į bet kurią eismo juostą perėjoje. Pažiūrėk, Aiste, labai įdomi perėja, matai? Pristatyta šalia daug automobilių. Ir jie pridengia perėją. Todėl sumažina mum matomumą. Jeigu būtų mažas vaikas, tu šis nieko nematytum. Todėl minimaliai sumažin greitį, minimaliai. O to labiau eina pilė. O ką daryti, jei pėsčiasis netikėtai išbėgo į gatvę? Jo, kamuolys, tu turėsi apvažiuoti kamuolį. Suk į dešinę. Opa, šaunolė. Tu teisingai padarėjai. Tu nesukai tą pusę, kur bėga žmogus. Tu sukai priešingą pusę. Staigiai atsiradus kažkokiai kliūčiai, yra laiko tarpas, kol mes sureaguojame, paspausti stabdžio pedalą arba padaryti kažkokį manevrą, kad jūs išvengti. Kuo mes važiuojam didesnių greičių, tuo mes turim mažiau laiko mūsų reakcijai į kliūtį ir tuo mes nuvažiuojam didesnį atstumą prieš darydami kažkokius išvengimo kliūties judesius. Tai vaisi pabandysim dabar nuvažiuoti į vieną įstaigą, kur yra gudrus aparatas, kuris tikrina mūsų reakciją. Tai prašom, labą dieną. Malonu, Bogdanovičius. Labą dieną. Malonu labai. Tai jūs turbūt norit čia padaryti keletą testų. Tai prašom, raudona kairė ranka. Galite pabandyti spausti, o šitą kairę šitą. Geltona dešinė ranka, žalia kairė koja ir garso signalas dešinė koja. Pasiruošit, bus 30 impulsų ir pradedam.
20 reagavimų, jūs 28 padarėt teisingai sureagavot, 2 klaidos padarėt, praleistų nėra. Vidurkis 0,933, maksimalaus netgi 2,681. Važiuodama 50 km per valandą greičiu, Aistė, pamačius kliūtį, į ją sureaguoja, nuvažiavus 13 metrų. Važiuodama 90 km per valandą greičiu, ji imasi veiksmų nuvažiavus net 23 metrus. Išvada labai paprasta. Kuo didesnis greitis, tuo mažiau laiko lieka išvengti kliūties. Na, manau, vis tik, kad tau visai neblogai sekėsi pabandyti savo reakciją kompiuteriu. Bet aš manau, kad kitoje laidoje mes pabandysim tą viską padaryti praktikoje autodrome ir aš pasikviesiu vieną savo draugę Malviną. Štai. Čia jinai. Štai mūsų Malvina.